Labadiena, mėly kolegos. Labadiena, Audriau. Sveikas. Sveiki visi matantis ir girdintis. Praėjo 3 savaitės atostogos, mokinių atostogos ir puikia proga vėl mums susitikti ir padiskutuoti nauja tema, nauja aktualia tema. Ir šiandien šiek tiek mūsų laikas neįprastas, mes šiandien turim transliaciją nuo 13 valandos. Pasikartosiu vien dėl to, kad yra mokinių atostogos bendro ugdymo įstaigose. Aišku, ne visose, prieš tai jau kai kuriuose mokyklose buvo praeitą savaitę, bet manau yra patogus laikas ir iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo mokytojams, nes dabar tikriausiai vaikai miega, tai galbūt yra galimybė jiem pasiklausyti mūsų diskusijos, galbūt išgirs atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Ir vienaip ar kitaip tie, kurie dabar negalės pasižiūrėti mūsų transliacijos, visada bus galima pasižiūrėti mūsų YouTube kanale. Tai pradedant mūsų diskusiją, priminsiu visiems mūsų klausantiems ir žiūrintiems, kad galite užduoti klausimus mūsų Facebook paskyroje, pokalbio lange. Taip pat, jeigu yra norinčių, ar, sakyčiau, nenorinčių prisistatyti, nenorinčių, kad viešai matytųsi jų vardas, pavardė, kas užduoda klausimą, galite rašyti mums transliacijos metu elektroniniu paštu info@švietimoprofsąjunga.lt ir mes pabandysim per valandą laiko, kiek spėsim atsakyti į jums rūpimus klausimus. Tai pradedam. Tai šiandien atostogos. Atostogos, bet mes dirbam. Taip, mes dirbam ir kodėl iškilo šitas klausimas, kodėl nusprendėm šią temą mes padiskutuoti, tai jau ne pirma savaitė verda tokios diskusijos, ar mokinių atostogų metu mokytojams reikia, mes kaip anonse parašėm ateiti ir atsidėti mokykloje tą laiką ir šita tema, jinai nuo 2018 metų berods tokia sukama ir kiekvieną kartą, kai tik tai prasideda mokinių atostogos ar rudens, ar pavasario, ar žiemos, mes susilaukiam vis tų pačių, atrodo, ir žinančių aiškių atsakymų į tuos klausimus, bet dar sykį pasikartoti tikrai nebus blogai. Taip, tai iš tiesų aš turbūt pataisyčiau, klausimas ginčai dėl mokytojų darbo moksleivių atostogų metu, aš kiek prisimenu, verda nuo pat pirmosios mano darbo mokykloje tolimaisiais 1985 metais. Tuo metu aš dar mokinys, tai atostogos tikrai buvo. Tai aišku, šiek tiek nauji niuansai buvo atsiradę, kada buvo įvestas 2018 metais etatinis darbo apmokėjimas. Ir apie tai mes viską pakalbėsim, o dabar akstinas. Akstinas šitam pokalbiui buvo prieš kelis mėnesius mūsų profesinės sąjungos laimėtas darbo ginčas. Darbo ginčas būtent susijęs su mokytojų darbo atostogų metu ir mokinių atostogų metu. Ir aš trumpai papasakosiu kontekstą, neminint mokyklos, nes nėra didelė garbė, turbūt vadovui mokyklos, kurie tokie dalykai darosi, tačiau reikėtų turbūt pasakyti, kad panašios situacijos, neteinančios iki darbo ginčų, susiklostosi ir kitose mokyklose ir gali susiklostyti. Taigi situacija vienoje mokykloje buvo tokia, kad ten veikianti darbdavio lygmens profesinė sąjunga, mūsų organizacija, pasirašė kolektyvinę sutartį ir kolektyvinėje sutartyje buvo sutarta, jog mokinių atostogų metu, nesant papildomų vadovo nurodymų atlikti kažkokį darbą, mokytojai gali dirbti nuotoliniu būdu. Ir šita kolektyvinė sutartis buvo pasirašyta prieš kelis metus, vienerius antrus metus problemų nebuvo, ateidavo atostogos, mokytojai pasižiūrėdavo, ar jiems yra nurodyta atlikti kažkokius konkrečius darbus
iš mokyklos vadovo, iš mokyklos administracijos, o jei šito nebūdavo, jie savo darbą planavo patys, darbo vietą pasirinkdavo patys. Ir atrodo, gyvenimas buvo ramus iki šių metų. Pavasario atostogų metu, praeitais mokslo metais, mokytojai taip pat tikėjosi, kad mokinių atostogų metu jie galės dirbti įprastų režimu, tuo labiau, kad mokyklos vadovas atostogų išvakarėse susirinkime dar kartą paprašė, dar kartą pabrėžė, kad mokinių atostogų metu darbo pobūdis nesikeis ir dargi paprašė mokytojų mažiau būti mokykloje pagal galimybę, nes vyksta kažkokie remontai. Tačiau netikėtumai prasidėjo praėjus vos keliom dienom, mokytojai, nemaža dalis mokytojų, 14 mokytojų, gavo elektroninius laiškus, SMS žinutės iš mokyklos administracijos atstovų su klausimu, kodėl jie 2 dienas nebuvo mokykloje ir po kelių dienų sulaukė prašymo pasiaiškinti. Mokytojai savo paaiškinimuose taip ir parašė, kad yra kolektyvinė sutartis, kad buvo išvakarėse kalbama apie tai, kad mokykloje reikia būti kiek galima mažiau ir todėl jie nebuvo darbo vietoje. Ir gavę tokius paaiškinimus, mokyklos administracija pasielgė mūsų akimis paradoksaliai. Buvo užfiksuotos pravaikštos šitiems mokytojams, buvo neišmokėtas atlyginimas ir buvo užfiksuotas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. O kaip žinote, šiurkštus darbo pareigų pažeidimas gali privesti prie atleidimo iš darbo. Ir šitie žmonės, dauguma iš jų buvo profesinės sąjungos nariai, kreipėsi į mūsų organizaciją, į mūsų teisininkus, klausdami, kaip jiems elgtis, ir buvo priimtas sprendimas kreiptis į darbo ginčų komisiją, prašant panaikinti šitą įsakymą, kurio buvo nustatoma pravaikšta ir šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, išmokėti atlyginimą. Mes kreipdamiesi į darbo ginčų komisiją paprašėm ir delspinigių, nes atlyginimas jau už atidirbtas dienas buvo mokamas pavėluotai. Taip pat mokytojai paprašė kompensuoti moralinę žalą, nes iš tiesų gavus, turbūt visi supranta, kad tokiai situacijai mokytojai, švelniai tariant, gerai miegoti negali. Ramybės nėra ir juos kamuoja nežinia, kamuoja tikras tariamas kaltės jausmas. Ir darbo ginčų komisija, kurioje buvo mūsų profesinės sąjungos nariai atstovaujami mūsų teisininkų, darbo ginčų komisija priėmė sprendimą tenkinti mokytojų prašymus. Tai yra, buvo panaikintas įsakymas nustatantis pravaikštas, buvo priteista išmokėti darbo užmokestį, buvo priteista išmokėti delspinigius ir kas mums labai, irgi manom, kad teisingai yra, buvo nustatyta po 100 eurų moralinės žalos. Tai štai tokia situacija susiklostė vienoje mokykloje vienų moksleivių atostogų metu, bet turime ir informacijos ir ne viską mes žinome, kad ne vienoje mokykloje panašus ginčai, neprieinantis prie įsakymų rašymų, prie pravaikštų fiksavimų, nenueinantis iki darbo ginčų komisijų, jie nuolat vyksta. Tai turbūt mes šiandien galbūt ir remdamėsi tuo pavyzdžiu, šitos situacijos pavyzdžiu, kitomis situacijomis, su kuriomis mes susidurime savo darbe, panagrinėsim. Tai yra, kaip apskritai yra reglamentuojamas mokytojo darbas, pakalbėsim truputį apie mokytojų darbo grafikus, pakalbėsime apie mokytojų galimybę
tikslingumą dirbti, dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu ir, na, turbūt konkrečius pasiūlymus, kaip išspręsti šitą situaciją, kad nereikėtų ginčių, kad nereikėtų moralinės žalos, kad nereikėtų darbo ginčių komisijų. Tai, Egidijau, dabar gal pradėkim nuo šiek tiek tokios teisinių dokumentų apžvalgos, kuriais reglamentuojamas mokytojų darbas apskritai ir skaitant ir mokinių atostogas, nes mokinių atostogos yra mokytojų darbas. Atostogauja mokiniai, o mokytojai dirba, šitą turbūt nuo to gal reikėjo pradėti, o po to jau eisim toliau. Taip, tai šiek tiek grįžtant į tai, ką papasakojo istoriją apie įvykį vienoje toj mokykloje, tai tik norisi padrasinti, pirmiausia, tai norisi padrasinti ir mokytojus, mūsų profesinės sąjungos narius, kad tikrai jeigu mato, kad yra teisės pažeidimai, jų sąlygos yra pažeidžiamos, tai tikrai būti drąsiems ir kreiptis, tam ir yra profesinė sąjunga ir visada padeda. Iš kitos pusės vadovams toks paraginimas yra, kad vis dėlto jūsų atsakomybė, jūs atsakingi už visą veiklą, įstaigos veiklos organizavimą, jūs pareiga žinoti teisės aktus ir jų nepažeidinėti. O kolektyvinė sutartis, nes neretu atveju kalbama, kad kolektyvinė sutartis tai nėra dokumentas. Yra įstatymai, yra įsakymai ministrų ar ten potvarkiai merų, o kolektyvinė sutartis tai ale kažkoks tai... Profsąjungos išmislas. Taip. Tai dar kartą įrodo, kad kolektyvinė sutartis yra teisės aktas ir kurio reikia būtinai laikytis, vadovautis. Tai grįžtant į tavo suformuotą tokį klausimą apie teisės aktus, tai pagrindiniai teisės aktai yra keli. Tai vienas iš jų, aišku, pats pagrindinis, tai yra darbo kodeksas. Ir čia šito vietoje reikia akcentuoti, kad mokytojams, kaip bet kuriam Lietuvoje dirbančiam žmogui, darbo kodeksas galioja. Nes tikrai neretai išgirstam, kad dėl atostogų, eilinių kasmetinių atostogų suteikimų tvarkos, ten dar, kad negalima, bet čia kitos... Kad mokytojo darbas yra kažkoks ypatingas, negalima taikyti darbo kodeksą, arba taikomas tik tai ne visai apimtimi. Būtent. Tai čia reikia pasakyti, kad darbo kodeksas mokytojams taikomas nuo pradžios iki pabaigos. Taip, nes čia reakcija į visai neseniai prieš porą savaičių mačiau kažkur tai Nacionalinės švietimo agentūros kažkuriam pranešime skaidriai parašyta, kad mokytojai galės atostogauti tik tai mokinių atostogų metodu. Tai įstatymai yra įstatymai ir jiems visiems galioja. Tai darbo kodeksas pirmas įstatymas. Toliau yra ministro įsakymai, yra ministro įsakymas 2019 berods kovo 1 dienos apie ir tuo pačiu ten etato struktūros nustatymas. Aš tiesiog šitą įsakymą tiksliai pasakysiu, kad 2019 m. kovo 1 dienos įsakymas ir jo yra patvirtinta mokytojų dirbančių pagal bendro ugdymo profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas, išskyrus iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo laiko grafiko sudarimo bendrasias nuostatas. Tai va šitas dokumentas jis nustato bendrasias tokias taisyklės, kaip yra reglamentuojamas mokytojo darbo laikas, nustatomi darbo grafikai. Ir kolektyvinė sutartis, šakos kolektyvinė sutartis, kur yra nuostata, kad profesinės sąjungos nariam prašant turi būti tenkinamas profsąjungiečiui sudaromos galimybės dirbti nuotoliniu būdu ir aišku atskiros pavyzdys, tai ką jau šnekėjai, atskiros kolektyvinės sutarties įstaigos lygmeniu. Jeigu yra susitarimai, tai tų susitarimų turi būti laikomasi. Tai pagrindiniai teisės aktai, kurie reglamentuoja mokytojų darbą mokinių atostogų metu. Taip, tai dar aš tada papildysiu šiek tiek tave, kasgi yra kalbama tose dokumentuose, ypač mums svarbu turbūt švietimo mokslo ir sporto ministro įsakymas, kurio yra nustatoma mokytojų darbo grafikų sudarimo tvarka. Tai jeigu kalbant labai taip
bendrais bruožais tai yra tai, kad mokytojams visas darbas turi būti, visam darbui yra sudaromas darbo grafikas. Aišku, šitą ministro įsakymė yra siūloma, rekomenduojama, nurodoma galimybė, kad nekontaktinių valandų galima neįtraukti į darbo grafiką ir jas apskaičiuoti jau darbdavio nustatyta tvarka kažkaip kitaip, bet jeigu ir visas darbo laikas yra įtraukiamas į darbo grafiką, tai nėra jokios bėdos. Tai yra tiek kontaktinės valandos, tiek nekontaktinės valandos. Tačiau tai nereiškia, kad jeigu darbo grafikas mokytojui, sakykime, mokytojui Petrui, nurodyta, kad darbo laikas jam prasideda 8 val. Baigėsi 16 val., tai nereiškia, kad vien tai, kad jisai visą darbo laiką turi būti mokykloje, nes tiek darbo kodeksas, kaip minėjai, tiek šis ministro įsakymas, tiek švietimo mokslo šakos kolektyvinė sutartis numato galimybę dalį darbo funkcijų, nekontaktinės valandas, atlikti nuotoliniu būdu. O kaip yra skiriama nuotoliniu būdu, čia irgi yra nustatoma darbo kodekse ir iš esmės yra 3 būdai. Tai pirmas būdas yra dėl nuotolinio darbo susitarti darbuotojų darbo sutartyje. Antras būdas yra darbuotojui prašyti prašymą dėl nuotolinio darbo, o jau mums nekartą minėtoje kolektyvinėje sutartyje yra nuostata, kad profesinės sąjungos nario prašymas turi būti tenkinamas, jeigu ten nėra kažkokių objektyvių priežasčių. Ir trečias būdas nuotolinį darbą skirti yra įstaigai pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurioje yra jau apibrėžta kokias funkcijas galima vykdyti nuotoliniu būdu ir kaip šita nuotolinio darbo būdas yra skiriamas mokytojams. Labai svarbu, aš minėjau, kad kada buvo įvestas etatinis darbo apmokėjimas, buvo kilusi savotiška psichozė, kad štai čia yra blogai. Viena iš blogybių, tokia, sakyčiau, esminė blogybė, kad kol buvo valandinis darbo apmokėjimas, tai lyg tai galima buvo kažkaip dirbti kitaip, bet kada mokytojas turės etatą, tai jis jau turės nuo pradžios iki pabaigos būti darbe. Tai mūsų profesinė sąjunga kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją, kuri inicijavo šitą projektą etatinio darbo apmokėjimo su paaiškinimu, kaip pasikeitus mokytojų darbo apmokėjimo tvarkai keičiasi jų darbo organizavimo pobūdis. Tai atsakyme, kurį mes turime ir labai saugome, buvo parašyta, kad pasikeitus darbo apmokėjimo tvarkai nepasikeitė darbo organizavimo principai, liko visi iki tol buvę. Ir tiesiog pacituosiu turbūt, kad ministerijos nuomonė švietimo įstaigoje esminis tinkamo darbo organizavimo kriterijus, kokybiškas ir mokinių poreikius atliepiantis ugdymo proceso organizavimas. Vadovaujantis juo, mokyklos vadovas turėtų priimti sprendimą dėl mokytojų dalies darbo funkcijų vykdymo nuotoliniu būdu. Ir toliau yra rašoma, kad atsižvelgdami į mokytojų darbo specifiką, manome, kad mokytojai dalį funkcijų gali atlikti nuotoliniu būdu. Ir toliau kalbam apie tai, kaip galima skirti nuotolinį darbą, apie ką mes ir kalbėjome. Tai yra galima susitarti darbo sutartyje, galima rašyti prašymą darbuotojui ir galima kolektyvinę sutartį. Bet to reiktų paminėti, kad praktiškai aš manau, kad visose įstaigose, jau tikrai visose įstaigose, po to, kai mes turėjom tuos 2 metus, karantinius metus, tai tikrai yra, galbūt yra kažkur išimtis, kur tokių dalykų nėra, bet aš manau, kad visose įstaigose yra nuotolinio darbo tvarka ir vadovaujantis tą tvarką, tai ir turi būti suteikiamas darbas, galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Bet tik tai reiktų
pabrėžti, kad mokinių atostogų metu mokytojai dirba. Čia mes šnekam apie darbą, tik tai nuotolinis darbas ir panašiai. Tai dabar aš truputį paprovokuosiu tave, pabūsiu, kaip čia, juoduoju advokatu ir paklausiu. Sakykime, mokytojo darbo grafike yra nurodytas visas mokytojo darbas, tiek kontaktinės valandos, tiek nekontaktinės. Dėl kontaktinių valandų turbūt ginčų mažiausiai kyla, nes kontaktinės valandos yra jų laikas. Yra užfiksuotas tvarkaraščiuose, pamokų tvarkaraščiuose, neformaliojo švietimo. Klasės valandėlė ir visokių tvarkaraščių pilna mokykla. Taip, tai šičia, bet kito darbas, nekontaktinis darbas, na, paprastai mes siūlome kaip čia pasakyti, nesusismulkinti, kaip yra irgi dėja bandoma daryti, nurodant, nuo kada iki kada mokytojas taiso moksleivių darbus, nuo kada iki kada jisai ruošiasi pamokom, dargi nurodant konkrečias patalpas, sakykime, ten 500 kokiam 6 kabinete jisai visą tai daro. Tačiau, kol vyksta ugdymo procesas, atrodo problemų neturėtų būti. Taip, bet tačiau, kada ateina moksleivių atostogų metu, čia kyla daugiausiai klausimų. Kaip tada turėtų būti organizuojamas mokytojo darbas? Ar neturėtų mokytojas visą savo darbo laiką būti mokykloje? Tai čia atsakymą jau mes prieš tai, bet diskutuodami šiek tiek buvom ir pasakę, pirmas dalykas. Darbo grafikas yra privalomas kiekvienam darbuotojui. Nesvarbu, ar jis mokytos, ar švietimo pagalbos specialistas, ar aptarnaujančio personalo darbuotojas, bet visi turi savo darbo grafikas. Darbo grafike, kaip ir minėjai, yra įvairiausių variantų, nurodo ir kontaktą, ir nekontaktą, ir panašiai, bet realiai darbo grafike tai turėtų būti nurodomas darbo laikas, kada pradžia, kada yra pabaiga, nedetalizuojant, kiek kontaktų. Būtent šitą reikėtų pabrėžti, kad racionaliausia būtų nurodyti tik tai darbo laiką. Nes, sakykime, kada kalbam apie darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kurios jau tvarko. Tabelis vadinamus. Arba tabelis vadinamus tvarkom mokyklos administracijos žmonės, ten nėra išskirtos kontaktinės, nekontaktinės valandos, ten tik yra žymimos. Jo, ten žymimos, jeigu yra dar kažkas. Bet šiaip darbas žymimas tik darbo valandos. Taip, tai darbo grafike, o kaip ir minėjai, mokinių atostogų metu mokytojų darbo grafikas nesikeičia. Jis kaip dirbo nuo rugsėjo 1 kiekvieną savaitę, pagal tai kokią jisai turi. Sakykime, kaip dirbo tą patį pavyzdį. Jeigu dirba pilnu etatu, tai jisai pasiskaičiavus gaunasi 36 valandos iš 5 dienų, tai yra 7 valandos 12 minučių. Tai yra pastoviai dirba kiekvieną dieną ar mokinių atostogos, ar ne mokinių atostogos. Tada, kada jisai dirba 7 valandas 12 minučių. Nu, automatiškai santykinai keičiasi, jeigu dirba mažiau etatų arba daugiau etatų. Tai tas darbo grafikas yra sudarytas ir jokio skirtumo, ar mokinių atostogos, ar ne mokinių atostogos, jis dirba. Tik tai skiriasi tuo, kad pobūdis, tai yra tiek mokytojų dirbančių bendro ugdymo įstaigose, čia tą patį galim paminėti ir iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo mokytus, jų lygiai taip pat ir švietimo pagalbos specialistų etato struktūra susideda iš 2 dalių. Tai yra kontaktinės valandos ir nekontaktinės. Tada, kada dirba, vyksta pamokos, tai yra kartu ir kontaktas ir nekontaktinės valandos, kada pamokų nėra, tada mokytojas dirba nekontaktinius darbus. Bet jo darbo laikas nesikeičia. Taip, čia turbūt reikia pabrėžti, akcentuoti, kad moksleivių atostogų metu mokytojas toliau dirba, bet keičiasi jo darbo pobūdis. Būtent, ne darbo laikas, o darbo pobūdis. Funkcijos keičiasi. Nėra kontaktos, dirba nekontaktą. Tai čia šito vietoje tikrai reikia paminėti ir tie pasakymai, ką mes girdim, kad mokinių atostogų metu
mokytojai nedirba ir čia yra, nusakykim, tokia, ar tai rizika, ar tai ne rizika, ar kaip be pavadinsi tokį dalyką ir po to bendrai visuomeniai formuojama tokia nuomonė, kad mokytojai turi daug atostogų, pažiūrėkit, mokiniai atostogauja ir mokytojai nieko nedirba, jie atostogauja. Ne, mokytojai dirba. Tai dabar aš norėčiau šiek tiek atkreipdėmėsi į klausimus. Mes šičia esam gavę klausimų ir viešoje erdvėje nuolat atsinaujina diskusijos, grįžtama prie to paties, sakant, kad mokytojai savo darbo, tiek kontaktinio darbo valandas, tiek nekontaktinio darbo valandas atidirba vykstant pamokoms. Jie neva tai, taip teigia mokytojai, kad jie dirba gerokai daugiau negu jiems yra nurodyta dirbti ir todėl per mokinių atostogas jie liktai galėtų nebedirbti. Kaip šitą situaciją reikėtų aiškinti, kiek yra objektyvūs tokie tvirtinimai, kiek yra pagrįsti mokytojų priekaištai? Tai reiktų pasakyti tokį dalyką, kad prie to, nuo ko pradėjom, kad darbo kodeksas galioja visiems darbuotojams, lygiai taip pat ir mokytojams. Ir tas traktavimas atidirbo, aš suprantu, kad mokytojų specialybė, mokytojų darbo specifika yra tam tikra, kitokia negu, tarkim, darbuotojų, kuris dirba gamykloje ar pamaininį darbą ar dar kažkur kitur, kur jau aiškiai prasideda ten pamaina 8, baigėsi 5 ir panašiai, bet įstatymai yra įstatymai. Ir mokytojai, jeigu yra darbo grafikas, grįžkim prie to, kad jis dirba vienu etatu, jo darbo laiko norma 36 valandos per savaitę. Jam aiškiai darbo grafike yra nurodyta, ten tarkim nuo 8 iki 16-12 ar panašiai, kiekvieną dieną. Ir jeigu mokytojas pats dirba ilgiau, tai nereiškia, kaip pasakyti, mokytojų čia reikalas. Galbūt reikia sakyti, kad kiekvienas darbuotojas, taip pat ir mokytojas, dirba pagal darbo grafiką. Būtent, jisai turi dirbti pagal darbo grafiką. Nes jeigu būtų vadovo nurodymas, direktoriaus įsakymas ir parašyta, kad, kaip pavyzdys, pirmadienį tu dirbi nuo 8 ryto iki ten 11 valandos vakaro, keičiasi darbo grafikas arba viršvalandžiai ir panašiai, o dabar visa atsakomybė lieka mokytojų. Tai yra mokytojų darbo laiko planavimas, jo čia reikalas. Ir jeigu jisai perdirba, jis negali sakyti, kad aš jau atidirbau ir dėl to man mokinių atostogų metu nereikia dirbti ir man atostogos ar dar kažkas. Jeigu norim atostogų, tai tada reikia prašyti atostogų arba imti papildomas garantijas, kas numatyta kolektyvinėse sutartyse ir panašiai. Nes nėra mokytojas dirba pagal darbo grafiką. Tai yra čia turbūt reikia, mokytojas dirba pagal darbo grafiką ir kas svarbu, kad jo darbo laiko apskaita yra vykdoma vadovaujantis darbo grafikai. Būtent, ir apmokėjimas, ir darbo užmokestis, ir visi šitie dalykai, ir jis atlyginimą gauna pagal darbo grafiką. Ir iš tiesų aš matau klausimą, ar mokytojo darbas, jau čia turbūt kalbam apie tą, kurį mes minėjom, mokytojo darbas daugiau negu nurodo jo darbo grafikas, ar tai nėra viršvalandžiai, už kurios yra mokama daugiau? Jeigu tai būtų užfiksuota kažkur dokumente, tarkim, kad nurodymas, kad tau keičiasi darbo grafikas arba direktoriaus įsakymai ir panašiai, tai tada jau galima taip traktuoti, kad tai yra viršvalandžiai ir tada jau yra pagal darbo kodeksą apmokėjimai ir panašiai. Jeigu mokytojas pats, aš suprantu, kad tai nėra paprasta, specifika yra. Realiai tai taip yra. Taip, realiai taip yra, bet teisės aktuose tokie dalykai nėra numatyti. Taigi viršvalandžiai būtų tik tuo atveju, jeigu mokyklos vadovas duotų nurodymą mokytojui, rašytinį nurodymą dirbti daugiau negu yra numatyta jo darbo grafike. Taip. Tai turbūt mes į šitą klausimą atsakėm ir tada gal
perinam prie kitų klausimų, nes jų yra daug, jie yra gana platus ir aš manau, kad mes ne vienu atveju kartosim, bet aš manau, kad šitie dalykai daugybę metų yra diskutuojami, neįsiaiškinant, tai papildomai pakartoti nebūtų didelė nuodėmė. Tai vienas klausimas buvo, ar reikalingi darbo grafikai mokytojams, tai mes į šitą klausimą atsakėm, kad taip, mokytojams reikalingi darbo grafikai. Ir aš norėčiau dar čia papildyti, turbūt mūsų klausantis ir pats puikiai žinai, kad įvedus etatinį darbo apmokėjimą susiklostė tokia paradoksali šiek tiek situacija, kada mokyklų vadovai, daugelį mokyklų vadovai įpareigodavo mokytojus patiems pasiruošti savo darbo grafikus ir po to jos kažkokiu būdu ten įteisindavo, net nesirūpindavo to įteisinimu. Tai reikėtų pasakyti, kad darbo grafikų sudarimas tikrai yra mokyklos, tai yra darbdavio funkcija. Tai pirmas dalykas, reikėtų atsiminti, kad ne mokytojai, ne darbuotojai turi sudarinėti savo darbo grafikus, o tai turi padaryti darbdaviai. Iš kitos pusės, be abejo, tai nėra vienašalis procesas, nėra vienašalis sprendimas. Mokytojas, sudarant jo darbo grafiką, turi teisę ir galimybę pareikšti savo nuomonę apie tai, kada jisai norėtų pradėti darbą, kada jisai norėtų įbaigti. Ypač tai aktualu tiems mokytojams, kurie dirba ne vienoje mokykloje. Tai atsakant į šitą klausimą dėl darbo grafikų, taip, darbo grafikai turi būti, jos turi sudaryti mokyklos vadovas, darbdavys, tačiau mokytojai turi teisę ar per profesinę sąjungą, ar patys pareikšti savo nuomonę dėl savo darbo grafikų. Tuo labiau, kad darbo kodekse yra numatyta, kad su profesinė sąjunga kolektyviniai sutarty arba atskirų susitarimų turi būti susitarta dėl darbo grafikų sudarimo tvarkos. Taip. Šitas taip. Kitas klausimas, irgi mes į jį jau iš dalies atsakėm, į darbo grafikus, ar į darbo grafikus, mokytojų darbo grafikus reikia įtraukti tiek kontaktinės, tiek nekontaktinės valandas. Tai kaip ir sakėm turbūt, aš čia pakartosiu jau, kad į darbo grafikus reikia įtraukti visą mokytojų darbo laiką, tiek ir kontaktinį, tiek nekontaktinį. Tačiau nėra tikslinga detalizuoti. Taip. Tai yra darbo grafikas, tai yra nuo kada pradeda ir kada pabaigia, kiek iš viso dirba. O tie visi detalizavimai, tai kitos yra tvarkaraščiai, jau ką minėjom. Čia turbūt gal aiškiau būtų išvedus kokį analogiją, sakykime, ar yra profesija kokia nors, ar to paties vadovo, mokyklos vadovo, ar kažko iš kitų darbuotojų darbo grafikuose yra nurodyta, kada jie kokius darbus turi dirbti. Sakykime, mokyklos vadovas nuo 8 iki 11 ten stebi ugdymo procesą, nuo 11 iki 13 valandos ten bendrauja su mokyklos bendruomenės nariais, nuo 13 iki kažkelintos valandos skaito dokumentus. Čia būtų juokinga ir absurdiška. Taigi, tas pats ir kas dėl mokytojų. Dabar galbūt tu kaip pirmininkas profesinės sąjungos pabandyk atsakyti klausimą, irgi pakarto galbūt, ar darbo grafikus reikia derinti su profesinė sąjunga. Tai yra paprastas atsakymas. Teisės aktai, tai ką mes minėjom, darbo kodekse yra numatyta, kad darbo grafikų sudarimo tvarką turi suderinti su profesinė sąjunga. Bet jeigu yra lokaliniuose, vietiniuose teisės aktuose, pavyzdžiui, įstaigos kolektyviniai sutarty yra susitarta, kad darbo grafikai suderinami su profesinė sąjunga, tada taip, darbdavys, parengdamas darbuotojų darbo grafikus, turi suderinti su profesinė sąjunga. Tai reikalavimas yra
pagal kodeksą suderinti sudarymo tvarką, tai reiškia ne patį grafiką, bet kaip tie grafikai sudarinėjami, kokia tvarka, tai šitas dalykas turi būti suderintas su profesinė sąjunga, atskirus grafikus darbuotojų reiktų suderinti, tada jeigu yra atskiri susitarimai, kolektyvinės sutartys įstaigos ir panašiai. Ir mes daug klausimų, ne vienas klausimas buvo vienaip ar kitaip skambantis, bet jo esmė buvo tokia, kad kokie yra darbo grafikų sudarimo niuansai iki mokyklinė ugdymo įstaigose, ar ten yra kažkokie niuansai kitokie, ar yra skirtumai, ar darbo grafikų sudarimo tvarka yra ta pati. Šiaip tai darbo grafikų sudarimo tvarka yra ta pati, nes darbo grafike turi būti nurodyta darbo laikas, nuo kada iki kada. Taip, niuansų yra iki mokykliniam ugdyme vien dėl to, kad atskiruose įstaigose, atskiruose savivaldybėse tas darbo grafik būna kaip suminė darbo laiko apskaita ir tada darbo grafikas nustatomas ten 2 arba 3 mėnesiam, ten priklausomai nuo to kokio apskaitinis suminės darbo laiko apskaitos laikotarpis yra, bet šiaip visų darbuotojų darbo grafike, pasikartosim, pradžia, pabaiga, o tie visi kada kontaktas, kada nekontaktas ir visa kita, tai yra jau atskiri susitarimai. Nu ir čia turbūt reikėtų pakartoti, nors atrodo viskas ir taip aišku, kad iki mokyklinio ugdymo mokytojų darbo struktūra irgi yra suskirstyta į nekontaktinės darbą ir nekontaktinį darbą. Tai kaip ir bendro ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojai, taip ir iki mokyklinio ugdymo mokytojai turi teisę užtikrinta jau mūsų nekartą minėtose darbo kodekse, ministro įsakymė ir kolektyvinėje sutartyje turi teisę prašyti ir gauti, kad jam būtų skirta nekontaktinį darbą, dirbti ne darbo vietoj. Taip. Ir dar vienas, kad... Čia dar papildyti, pasakysiu, kad ne tik mokytojai, bet ir visi švietimo pagalbos specialistai, lygiai tas pats socialiniai pedagogai, specpedagogai, logopedai ir visi kiti, nes jų struktūra yra, darbo laiko struktūra yra susideda kontaktas, nekontaktas. Ir netgi reiktų paminėti, kad ir ne tik pedagoginiai darbuotojai, nes darbo kodeksas galioja visiems, tai aišku, apie juos mes mažiau šnekam, bet ir visi kiti darbuotojai turi teisę prašyti dirbti nuotoliniu būdu ir darbdavys... Jeigu jų darbo specifika leidžia. Jeigu darbo specifika leidžia ir darbdavys turi tenkinti, jeigu mūsų profesinės sąjungos narys turi tenkinti darbuotojų prašymą, jeigu nėra kažkokių tai priežasčių objektyvių. Ir čia, kad nepabėgtų mintis, klausimas yra, ar visą nekontaktinį darbą mokytojai gali dirbti nuotoliniu. Tai žiūrėkit, nekontaktinis tas darbas vėlgi darbo apmokėjimo sistemoje yra apibrėžta, įstatyme yra parašyta, kas yra tas nekontaktinis darbas, kas yra kontaktinis, kas yra nekontaktinis. Ir pavyzdžiui, logiška, tikrai logiška, jeigu tarkim yra kažkokie tai posėdžiai, susirinkimai ir jeigu nėra galimybės arba nėra tikslingumo daryti, tarkim, posėdį nuotoliniu būdu. Jeigu reikalingi kažkokie tai darbo grupės, ar tėvų susirinkimai, ar dar kažkokie tai dalykai, kažkokios veiklos, kurios netraktuojamos kaip kontaktinis darbas, nes kontaktinis darbas tai labai aiškiai parašyta, tai yra pamoka, ten papildomas ugdymas, tos konsultacijos, moduliai ir visa kita, kad yra darbas su mokiniais. Visos kitos veiklos, įskaitant susirinkimai, posėdžiai ir visa kita, yra nekontaktinis darbas. Tai jeigu yra nekontaktinis darbas tada, kada nekontaktiniais veiklos, kurios reikalauja būti darbo vietoje, tai jas ir reikia atlikti darbo vietoje. Taip, šičia labai turbūt svarbu, nes kartais matoma tik juoda ir balta. Jeigu mes sakom, nekontaktinį darbą galima dirbti nuotoliniu būdu, tai iš karto sakoma, kaip čia taip galėsim mokyklos darbą organizuoti, kad mokytojai visi pasibaigus pamokom išeis. Iš tiesų čia reikia matyti daugiau spalvų ir kita vertus reikėtų sveiką protą įjungti.
Bet dar ir pasakyti, kad mokytojai supranta, kad, sakykime, susirinkimas, gyvas susirinkimas jis negali vykti nuotoliniu būdu. Ten, sakykime, mokymai, kurie atvykus su lektoriam gyvai irgi negali vykti nuotoliniu būdu. Bet šitie visi dalykai, tai mes galiu pakartoti dar kartą ir kartosiu dar sykį, visi šitie dalykai turi būti tariamasi viduje, įstaigose, kalbėjimusi kultūra, socialinis dialogas, įsiaiškinti ir susitarti. Ir tada nebus tokių, aišku, jeigu tų susitarimų abi šalys laikysis. Nes tikrai, jeigu susitarėm, įsiaiškinam, kad tokios veiklos reikalinga, tuo metu yra nekontaktinis darbas ir panašiai, tai jeigu tų visų susitarimų laikomasi, tada ir nebūna tokių situacijų, ką šios diskusijos metu papasakoja. Tai jeigu jau, sakai, kartosiu, tai turbūt priminkim, kad susitarimai irgi turi būti užfiksuoti. Tai būtent, nors susitarimai turi būti užfiksuoti raštu, nes toks pasakymas, kad mes susitarėm ir darom, tai tvarko, jeigu visi gerai atsimena, ką susitarėm, bet kartais užmirštama, kartais persigalvojama, čia taikoma tiek vadovams, tiek mokytams, o kartais tiesiog gali piknaudžiauti, sakyti, kad aš negirdėjau, neatsimenu. Ne tik piknaudžiauti, ir po to gali būti ir įvairiausių teisinių niuansų, kaip pavyzdys, tarkim, nelaimingas atsitikimas. Čia įrodymo klausimas. Jeigu nėra susitarimo raštu, tai vadinasi įrodyti, kad jisai buvo, bus nepalyginamai sunkiau, nei jeigu yra susitarimas raštu, kurį galima parodyti. Taip. Perinam dabar prie klausimų, kurie tik atvyko, ne tik, kurie čia užgriuvo mus, turbūt visų neatsakysim, bet... Kiek spėsim, pabandom, tai iš eilės. Klausimas, kuris atėjęs pas mus dar prieš transliaciją. Jau mes šitą atsakėm. Ne šitą čia. Atsiprašau, tai... Pirmas, jei mokytojas atidirbo 102 valandas ar daugiau sutartų metinių bendruomenės darbams suliktų valandų, ar turi teisę kitų darbų daugiau nedirbti be atskiros sutarties, tai čia viena klausimo dalis. Ir čia paskui pavyzdys, pavyzdžiui, kas apmokės lituanistams už tarpinius patikrinimus, vertinimus ir taip toliau ir panašiai. Tai šitoj pirmą klausimų dalį jau mes atsakėm sakydami, kad galbūt buvo kažkokie tai specifiniais veiklos mokykloje ir kada mokytojas jau atidirbo, jeigu galim taip sakyti, bet pasikartosim, kad darbo grafikas yra sudėstomas ir pastovus kiekvieną savaitę. Bet jeigu mes kalbam apie papildomas funkcijas ir čia minima tarpiniai patikrinimai. Ne vienas klausimas buvo ir diskusijos būdavo. Taip, ir čia bus tikrai būtent pavasario atostogos, per pavasario atostogas. Ir anksčiau prasideda 11-okų tarpiniai patikrinimai ir lituanistų bus tikrai didelis darbas mokinių atostogų metu, bet mokytojams yra darbo laikas, taip vertinti mokinius, ta prasme tas tarpinis patikrinimas. Tai reiktų pasakyti, kad tai yra atskiras darbas, atskira funkcija ir turi būti atskiras susitarimas su darbdaviu. Už tai turi būti atskirai papildomai mokama, kad mokama bus, tai irgi yra skirti pinigai ir galim pasakyti, kad 2020 metais gegužės 7 dieną yra patvirtintas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymų apmokėjimo tvarka, šiemet jinai yra atnaujinta ir čia yra nurodyti ir tie įkainiai, kiek kainuoja viena valanda mokytojų darbo, vertinant įskaitas tarpinius tuos patikrinimus, tuo pačiu yra ir skirti biudžete pinigai, jei neklystų, berods 2 milijonai eurų tam dalykui. Tai reiktų pasakyti, kad vertinimas yra papildomas darbas, kuris turi būti užfiksuotas kaip atskiras susitarimas ir už kurį turi būti mokama. Ir mokytojai sprendžia, čia šitoje vietoje mokytojai patys sprendžia, ar jie nori dirbti ir gauti papildomą apmokėjimą ar ne. Tai jie turi
apsispręsti. Ir čia dar nepabėgant nuo to, girdėjom diskusijų, pats dalyvavai radio laidoje ir buvo labai daug atgarsių šitos radio laidos, kur buvo būtent kalbama apie šitos patikrinimus ir jų organizavimo tvarką ir buvo minimas kaip diskriminacinis, kaip nežinau, prievartinio darbo pavyzdys Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus, švietimo ir mokslo ministro, neprisiminsiu, lyg tai agentūros direktoriaus įsakymų, kai kuriom mokyklom padidintos mokytojų dalyvaujančių žinių patikrinime kvotos. Ir buvo traktuojama, kad kaip čia gali būti didinamos kvotos ir mokytojai, lyg tai į baudžiavą, kaip į baudžiavą ar kaip į rekrūtus bus imami. Tai čia turbūt irgi reikia pasakyti, jog šitas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas yra galvos skausmas vadovui, tų mokyklų, kuriam padidintos kvotos, galvos skausmas ta prasme, kad jisai turi pamiklinti liežuvį, pagaląsti liežuvį ir mokėti įtikinti savo mokytojus, kad jie prisimtų, taip, savo norą prisimtų papildomas funkcijas, dalyvauti žinių šitose pasiekimų patikrinimuose. Ir nepamiršti už tai sumokėti papildomai. Taip. Tačiau tai nereiškia, kad papildomos kvotos reiškia, kad jau kažkokia dalis mokytojų bus į šitos patikrinimus paimti kaip į baudžiavą. Taip, kitas klausimas. Prašau išaiškinti, ar ikimokyklinio ugdymo mokytojai dirbantys su ikimokyklinio amžiaus vaikais, kurie įstaigą lanko visus metus ir neturi moksleivių atostogų, imdami papildomas 3 profsąjungos kasmetinių atostogų dienas bei saviugdos savanorystės dienas, galime jomis pasinaudoti tik per mokinių atostogą. Ar gali jomis naudotis nepriklausomai nuo mokinių atostogų? Ačiū. Tai atsakymas vėlgi, mes jau šitą esam ne kartą kartoję ir mūsų svetainėje, kur yra dažniausiai užduodamų klausimų skiltis, yra parašyta, kad kadangi ikimokykliniam ugdyme atostogų nėra, mokinių atostogų nėra, tai profesinių sąjungų nariai papildomas garantijas gali naudoti bet kuriuo metu, bet iš anksto suderinę su įstaigos vadovu. Tai yra vis tiek turi būti susitart. Ir jeigu įstaigoje yra direktoriaus ir profesinės sąjungos sutarta, ką mes irgi kartuojam kiekvienais metais, ypač metų pradžioje, ir šiemet, man atrodo, mes apie tai diskutavom ir rekomenduojam tiek vadovams, tiek profesinėms sąjungoms susitarti metų pradžioje, susitarti, kaip tos papildomos, kokia yra tvarka, papildomų tų garantijų panaudojimo tvarka. Tai tokiu atveju garantijos naudojamos taip, kaip toj tvarkoj yra nustatyta. Ir dar, kaip pasikartosiu, bet rekomenduojam tai padaryti. Tada, kada yra raštu, tada viskas aišku, tada nėra manipuliacijų nei iš vienos pusės, nei iš kitos pusės. Kitas klausimas yra, kaip turi vykti pagalbos mokinių specialistų darbas per mokinių atostogas, tai čia turbūt turim vėl kartoti, kad visų darbuotojų darbas iš esmės organizuojamas pagal tos pačius principus ir pagalbos mokiniui specialistų darbo laiko struktūra irgi susideda iš kontaktinių ir nekontaktinių valandų ir pagalbos mokinių specialistai taip pat turi teisę užtvirtinti darbo kodekse ir iš šakos kolektyvinėje sutartyje prašyti ir gauti galimybę dirbti nuotoliniu būdu. Čia dar tik tai reiktų pasakyti, kad mes daugiau šiandien diskusijoje diskutuodami, daugiau minim tą laikotarpį, kada mokinių atostogos, nekontaktinis, bet šiaip tai kiekvieną savaitę yra tam tikros veiklos ir tikrai, bet tos tokios didesnės problemos, kada mokiniai eina į mokyklas, dėl nekontaktinio darbo tai labai nekyla, kaip ir atrodo viskas suprantama, bet kaip tik tai mokinių atostogos, tada prasideda klausimų verpetas. Turbūt rėžia kai kam akį, kad mokytojai nemato mokykloje. Nu tai galbūt. Taip, dar vienas klausimas. Ar mokytojas gali imti mamadienius ne mokinių atostogų metu? Tai atsakymas labai paprastas.
ne tik, kad gali, bet ir privalo naudoti savo teisėmis, nes darbo kodekse nustatyta tvarka yra, kaip to naudotis. Ir reikia dar priminti, kad nuo pernai berods metų darbuotojams, kurie dirba biudžetiniam sektoriuje ir augina vaikus iki 3 metų, darbo kodekso nustatyta tvarka yra sutrumpinamas darbo laikas iki 32 valandų per savaitę. Tai šita norma taikoma švietimo sektoriuje, švietimo įstaigose. Čia kitą klausimą tu iš dalies atsakėjai, paskaityk, prašau. Čia dėl vėl papildomos atostogos, taip? Taip. Čia tik tai yra klausimo esmė tokia, kad kodėl kolektyviniai sutartys, sakykime, nebuvo, čia taip ir rašoma, kodėl iki mokyklinio ugdymo mokytojai, aiškiai, prilyginant bendro ugdymo mokytojams ir prirašymai prie mokinių atostogų mokykloje. Tai yra, kad kolektyviniai sutartį parašyta, jog papildomos kasmetinio atostogų dienos profesinės sąjungos nariams yra suteikiamas mokinių atostogų metu. Tai jeigu atostogų nėra, tai ir įmama tada, kada susitarėme su darbdaviu. O dėrybų metu, profesinės sąjungos dėrybinė pozicija yra, daug labai yra dėrybinių niuansų ir, šiuo atveju yra taip susitarta, galbūt galima būtų pagalvoti ir atnaujintose dėrybose, galbūt galima kalbėti ir kažkaip tiksliau apibrėžti, kada socialinės garantijos gali. Yra pernai, kur pasirašėm atnaujintą kolektyvinę sutartį, tai kur yra savišvietai, saviugdai 3 dienos, tai ten yra parašyta, kad iki mokyklinio ugdyme, kada pamažėja mokinių jungiamos grupės ir kažkas tokio panašaus. Taip, kitas klausimas. Kaip yra mokama mokytojams už darbą mokinių atostogų metu pagal pamokų krūvį? Tai čia mes tikriausiai kartosimės vėl, kad mokytojams nesikeičia atlyginimas. Tai yra rugsėjo mėnesį, kai jūs pasirašot atnaujintą kolektyvinę sutartį, jeigu jinai yra atnaujinama, jeigu keičiasi darbo sąlygas ir jūs atlyginimą gaunat stabiliai kiekvieną mėnesį vienodą. Tai yra ar mokinių atostogos, ar ne mokinių atostogos, jūs dirbat pagal savo darbo grafiką. Tai reiškia, kad jūs atostogas, ta prasme mokinių atostogų metu, jūs gaunat atlyginimą už savo darbą, nes jūs tuo metu dirbat nekontaktinį darbą. Jeigu jūs mokinių atostogų metu atostogautumėt, tai tada jūs gautumėt ne darbo užmokestį, gautumėt atostoginius. Tai realiai jums atlyginimas mokamas stabiliai kiekvieną mėnesį vienodas, nes jūs ir dirbat kiekvieną mėnesį vienodai. Taip, kitas klausimas, čia jis kartojasi, bet aš jį paskaitysiu, nes tai yra toks tipinis mokytojų keliami klausimai. Ar nemanote, kad kontaktinių savaičių metu, čia turime omeny, kada vyksta ugdymo procesas, mokytojo darbas viršija darbo grafike numatytas valandas? Tai atostogos yra kompensacija, turbūt kabutėse, nes juk niekas nemokėjo, kodėl turiu dar dirbti, jei jau viską padariau. Tai čia vėl grįžtam prie to paties. Mokytojas turi žinoti savo darbo grafiką, turi žinoti, kada jo darbas vyksta ir, nežinau, čia patarti, kad jis mestų darbą pasibaigus darbo grafike nurodytam laikui turbūt negalima, nes, Lietuvos mokytojai paprastai dirba daugiau, ne tik mokytojai turbūt, tačiau žiūrint juridiškai taip, baigėsi darbo grafikas, darbo grafike nurodytų laikų mokytojas jau gali dirba kaip iš savanorystė. Taip. Bet šiaip tai yra, dar papildant, kad jeigu yra vadovo rašytinis nurodymas, kad dirbti daugiau, nei nustatytas darbo grafikas, tai tada galim traktuoti, kad tai yra viršvalandžiai ir už kuriuos turi būti apmokama 1,5 tarifu. Bet pabrėžtina, kad tai turi būti įsakymas, tai yra turi būti nurodymas raštu. Ir turi būti, be to, ne tik, kad nurodymas raštu vadovų, dar turi būti ir darbuotojų sutikimas, kad jisai sutinka dirbti virš savo darbo grafikų. Taip, kitą klausimą. Taip.
Kodėl skaičiuojant etatą valandos skaičiuojamos ne 42 savaitės? Kodėl skaičiuojant etatą valandos skaičiuojamos ne 42 savaitėmis, kiek trunka mokslo metai, o 36 ar 37 savaitėmis, tada jūsų teiginiai dėl darbo laiko nėra teisingi, tada darbo kodeksą dirbu daugiau nei tiek moku. Čia vėl grįžtam prie to pačio, kad nieks jums pagal juridiškai, įstatymiškai nieks jums neliepia dirbti daugiau negu nurodyta darbo grafikas, tai vienas dalykas. Antras dalykas, vėl jau čia reiktų turbūt atskirą temą, galbūt kada vėl prisėsim, nes laukiam kol kas kovo pradžios, kada gausim iš nacionalinės švietimo agentūros patikrų duomenis ir tada mes pradėsim darybas dėl etatinio darbo apmokėjimo pokyčių, struktūrą ir panašiai, tai tada galbūt padiskutuosim, bet tos 36, 35, 37 tai yra skaičiuojamos kontaktinės, kada vyksta pamokos, nes realiai tuo metu mokytojai ir dirba kontaktinį darbą, bet jų darbo laikas, vėl tą patį grįžkim, darbo grafikas yra suskaičiuojamas visos savaitės ir savaitės turi, jeigu dirba pilnu krūviu, pilnu etatu, vienu etatu yra 36 valandos ir tas darbo laikas yra nekintantis visus metus, tai yra išsidėstų per visas 42 savaitės. Kitas klausimas yra, kaip reglamentuojamas mokytojų budėjimas pertraukų metu. Tai, na čia klausimas iš vienos pusės yra pakankamai paprastas, bet iš kitos pusės atsakymas yra netoks vienareikšmis. Iš tiesų, mūsų profesinės sąjungos teisininkai mums kartoja nuolat ir konsultacijose kartoja, kad budėjimas tai nėra mokytojo funkcija. Tačiau iš kitos pusės, jeigu dėl jo yra susitariama dėl jo apmokėjimo, tai yra nustatomas mokytojo etato struktūroje, galbūt ir įrašomas darbo tvarkos taisyklėse, bet vėlgi kalbama apie tai, kad už šitą darbą, kaip ir už kitus darbus, turi būti apmokama. Taip. Taip, ar yra apibrėžta nuotolinio darbo vieta? Atsakymas tai čia yra toks, darbo santykių šalys, tai yra tiek darbuotojas, tiek ir vadovas, susitarė, kurioj vietoj, patalpoje ar vietoje ir panašiai, darbuotojas atliks savo darbo funkcijas kitoje negu darbo sutartyje nurodyto vietoje. Visą tai yra turbūt ir apibrėžta darbo vietos reikalavimai. Jo, nuotolinio darbo tvarkoje. Tik tai reiktų paminėti, šitą vietą irgi reiktų paminėti, kad nuotolinis darbas tai nėra, kaip mūsų teisininkai juokauja, nėra barščių virimas ar panašiai. Darbas yra darbas ir lygiai taip pat nuotolinių darbo metu reikia laikytis visų darbų saugos reikalavimų, nes tai yra darbas. Kitas, vėl klausimas apie kontaktinės valandas, tai mes leidžiam savo jį praleisti, nes čia iš esmės kartojasi ir jau čia, Egidijau, tu davei pažadą šitą temą skaičiavimo. Žiūrėkit, aš tik tai pasakysiu, va čia šito vieto reiktų paskaityti šitą klausimą, ar neprieštarauja darbo kodeksų darbo grafikui, jei kontaktinės valandos skaičiuojamos 30. Būtent šito vieto darbo kodekse iš vis nėra nieko apie kontaktą arba nekontaktą ir panašiai. Darbo kodekse reglamentuojamas bendras darbo laikas. Yra kitas įstatymas, darbo apmokėjimo įstatymas, kur tenai nurodoma, kaip apskaičiuojama, kiek tų kontaktų, nekontaktų, tai čia darbo kodeksui tikrai, čia paprastas atsakymas, kad neprieštarauja. Ir be to darbuotojai dirba visus metus, kiekvieną mėnesį vienodai, visus metus tam tikrą dalį laiko jisai atostogauja, bet pasikartosim, kad jo darbo grafikas, darbo laikas yra vienodas. Kas savaitę vienodas ir jei netaikoma suminė darbo apskaita. Jo, jei netaikoma suminė darbo laiko apskaita ir už tai jis gauna vienodą kas mėnesį suvyktą atlyginimą. Kitas klausimas, ar pietų pertrauka turi būtinai traukta į darbo grafiką, tai darbo kodeksas nurodo dvi galimybės, kad atidirbus tam tikrą laiką turi būti suteikta netrumpesnė nei 30 minučių
pertrauką pavalgyti ir pailsėti, tačiau yra išlyga, jeigu dėl veiklos specifikos nėra galimybės skirti pietų pertraukos, tai turi būti sudarytos galimybės papietauti darbo vietoje. Tai šitas sprendimas gali būti dviejopas. Matau. Dar vienas klausimas, aš jį tikrai noriu atsakyti. Tik antros kišenės valandos skaičiuojamos 42 savaitėm, tai kaip su valandomis, jei dirbsi per mokinių atostogas, tai kas apmokės už šias valandas? Pasikartosim. Darbo grafikas jums nustatomas, jūs sulygta metų pradžioje, sulygsta iš viso, kiek jūs dirbsit per metus. Jeigu dirbate tatu jums valandų, tai yra 1512 valandų. Jūs pamirškit tuos skaičiavimus 36, 37, 42. Jūs turit metinės valandas. Jūs pastoviai kiekvieną savaitę dirbat tokį pat darbo, sakykime, pagal jūsų darbo grafiką, jūs dirbat tiek pat laiko. Ar yra mokinių atostogos, ar nėra mokinių atostogų. Jūs dirbat grafike nurodytą darbo laiką ir jūs gaunat už tai darbo užmokestį. Čia klausimas siejasi su tavo atsakymu, čia retorinis galbūt, o gal ir ne. Gal pats mokytojas turi aiškiai žinoti savo etate turimas valandas ir jas nuolat susiskaičiuoti, atlikdamas įvairius darbus. Juk dažnai darbai jokius grafikus netelpa. Tai čia atsakymas, vėlgi mes kartuojam tai, kad darbo laiko apskaita tai yra darbdavio funkcija, darbo grafikų sudarimas irgi yra darbdavio funkcija, o mokytojo teisė, pareiga yra žinoti savo darbo grafiką, savo darbo laiką ir dirbti pagal jį. Ir aišku, žiūrėti, ar jisai neviršė maksimalios darbo laiko normos nustatytos įstatymuose, tada jau reikėtų ieškoti teisybės, bet ar mokytojas pats gali susiskaičiuoti? Nežiūrėjau, čia ta prasme susiskaičiavimas, čia ne. Mokytojas turėtų dirbti tiek, kiek jam yra nustatyta pagal darbo grafiką. Trumpas atsakymas. Jeigu jam yra nustatyta, ir panašus klausimas, ar bandot aiškinti tik turintiems pilną etatą, tai yra 36 valandas per savaitę, o kaip skaičiuoti savo turimas valandas tiems, kurie vaikšto per kelias mokyklas, kas ir kokius nekontaktinių valandų grafikus jiems sudaro. Darbo grafikas yra bendrų valandų skaičius, tai yra kiek mokytojas per savaitę dirba valandų. Nesvarbu, kontaktų, nekontaktų, kiek iš visuose dirba. Pasikartosim, yra atskiri grafikai, tvarkaraščiai vadinami, kur sudėta yra, kada jis dirba per savaitę kontaktinių valandų, tada jisai turi susitarimus su darbdaviu metų pradžioj, susitarė mokslo metų pradžioj, kokius atliks papildomus darbus, nekontaktinius darbus, nes prie kontaktinių pamokų dar iš karto automatiškai pasiskaičiuojame pasiruošimas, asmenų taisymas ir panašiai. Tai čia, aš nežinau, paprastas dalykas. Kiekvienas mokytojas turi žinoti savo darbo grafiką ir čia šiaip jau yra darbdavio pareiga supažindinti darbuotojus su jo darbo grafiku, nuo kada iki kada jisai dirba. Ir tada jau mokytojas turi planuoti savo darbo laiką taip, kad neviršyti savo darbo laiko grafikų, darbo grafikė nustatyto laiko ir jeigu nėra atskiro vadovo raštiškų nurodymų įsakymų, kad jis turi dirbti papildomai, už ką turi būti mokama papildomas ir apmokėjimas. Ir du paskutiniai turbūt klausimai, mes jau čia šiek tiek užtrukom. Šiaip klausimas, niuansas, kurį mes galėtumėm dar kartą pakartoti, kokia tuomet situacija dėl tėvų dienų ir tėvų susirinkimų, kurie vyksta po darbo valandų. Ar tai turi būti papildomas apmokėjimas, galbūt čia pridėti, ar tai yra viršvalandžiai, kaip mes šitą, turbūt reikėtų kalbėti apie tai, kad vėlgi grįžtam prie to paties. Mokytojo darbo grafikai yra nuo iki, nurodytos valandas, jeigu vykdomos veiklos, kurias išeina už darbo grafikų metu ir vykdyti tas veiklas yra vadovo nurodymas,
Tai yra viršvalandžiai, o juos apmokėti galima, už juos galima apmokėti arba susitarti dėl papildomų laisvų dienų. Tai taip, šiuo atveju, jeigu veiklos, tėvų susirinkimai, renginiai vyksta po pamokų, po darbo grafikų, pasibaigus darbo laikui, tada situacija yra kitokia. Bet aš matau, kad čia tikrai tema aktuali ir klausimų labai daug, bet mūsų laikas yra ribotas ir pabaigai, bet diskutuojant gal pasiūlykim tokį, pabūkim dar sykį tikrais mokytojus ir mūsų visiems, kurie klauso, užduokim namų darbą. Namų darbą tai yra pasidomėti kiekvienam mokytojui, koks yra jo darbo grafikas. Tai yra sužinoti, iš darbdavio sužinoti, kiek valandų jis per dieną turi dirbti, kad žinotų, kiek per laiko dirbti ir mokinių atostogų metu ir pasidomėti, kokia yra realiai situacija. Ir turbūt taip, iš tiesų šitą, ką Egidijus pasakė, tie dalykai yra labai svarbus, yra svarbus tiek patiems darbuotojams, kad jie žinotų, kada jų darbas prasideda, kada baigėsi, kada prasideda viršvalandžiai, gali būti viršvalandžiai, bet tai yra labai svarbu ir profesiniai sąjungai pamatyti, kokia yra iš tiesų situacija. Tai aš pakartosiu, kokia informacija, namų darbai, kaip tu pavadinai, mus domintų, tai yra apskritai, ar turite savo darbo grafikus, ar jūs esate su jais susipažinę ir kaip yra esate susipažinę ir paskaičiuokit, pasižiūrėkite, kiek ar šitie darbo grafikai skiriasi vykstant pamokoms ir moksleivių atostogų metu. Ir šitą informaciją turbūt mes galim paprašyti mums teikti į Facebooką arba elektroniniu laišku. Mes pasitarsim, pagalvosim, galbūt mes padarysim kažkokią apklausą ar panašiai. Bet jeigu karštomis galima tikrai rašyti arba info švietimo profsąjunga LT elektroniniu paštu arba tiesiog iš šitos transliacijos Facebooko paskyrą ir mes šitą informaciją matysim. Nes iš tiesų šitas klausimas yra labai aktualus. Aš pabaigai. Noriu dar vienas klausimas, tik ką įkrito visiškai pabaigai. Ir čia labai gerai pasikartoti. O kas turėtų darbo grafiką sudaryti? Ar pats mokytojas? Tikrai ne. Ne pats mokytojas turi sudaryti darbo grafiką. Ir ačiū kolegos, ačiū Audriau už šiandien dienos diskusiją, karštą diskusiją ir matau, kad manau, kad reikės dar grįžti prie to. Visiems tiems, kurie mus stebėjo ir dar norės peržiūrėti mus, tai netrukus bus įdėta mūsų šitą transliaciją, vaizdo įrašas bus mūsų YouTube kanalo, apie tai visai netrukus rytoj vėliausiai informuosim visus. Tikrai galite peržiūrėti ir visas kitas laidas, kurių mes diskusijas įvairiom kitom temom, kurių mes tikrai ne vieną esam jau rengę, mūsų YouTube kanale visą tą matysite. Tai dėkoju už dėmesį jūsų ir linkiu gražių besibaigiančių atostogų. Užbaikit gražiai mokinių atostogas ir ramiai, saugiai dirbkit. Viso gero visiems, lengvo penktadienio dirbant ir saulėto pavasario ateinančio. Viso gero.